Bet aš mačiau nuo scenos, kai kurie iš jūsų net himno nemokat. Kramtot gumą, kai himnas vyksta. Tai, o jūs čia save kartais patriotais vadinat. Tai, mėlyjei, tai aš kviečiu visus šituo jautriu klausimu diskutuoti, ieškoti kompromisų, sprendimų. Nu va, vėl šaukėt. Nu va, matot, kokie jūs. Jums visai neįdomu, ką mes čia šnekam. Jūs esate čia užsivedę ir norite kažko tai, kaip sakant, provokacijos. Kadangi jau planuojat užbaigti šitą savo vakarėlį, tai ir aš labai noriu pasisakyti. Šiandien aš kalbėsiu ne kaip pušų, ne kaip žemės, ne kaip sodybos, kurią ten turiu savininkę, o kalbėsiu kaip mama. Vienas iš mano vaikų labai seniai svajojo būti karininku. Aš dabar sėdžiu, žiūriu jūs ir galvoju, geriau tas vaikas tegul užauga bomžu, nei tokiu valkata parsidavėliu kaip jūs. Ir iš karto paklausiu, kalbėjote apie poligonus, ten buvo svarstoma ten, ir čia buvo tinkamiausia vieta. Noriu paklausti, kiek už žodį ne sumokėjo tausmutį, kad tas poligonas pas mus atsiras. Aš kalbėsiu, neimk mikrofono, nes aš dakalbėsiu iki galo. Šiandien po pietų Druskininkų meras įkėlė savo labai didelį postą, kur aiškiai žmonėm savo krašto parašė, kad Druskininkų savivaldybė jūsų taip pat norėtam poligonui garsiai ir aiškiai pasakė ne, poligono čia nebus. Mūsų merės žodis nebuvo toks aiškus ne. Kiek jūs jai sumokėjot, kad jinai nesugeba mūsų apsiginti? Ir prašau man atsakyti. Lietuvos pilietė. Šitie kariai turi Lietuvos vėliavas. Tai kurios šalies kariuomenė jum tada yra ta teisingoji, gerbiamoji? Ką jūs šnekate? Mes klausome Lietuvos himną. Kokiais jūs epitetais vadovaujatės? Paklausyk. Atsakymas dėl merės. Jūs uždavėte klausimą. Taip, labai rūpima. Nors aš labai norėjau neatsakyti tą klausimą, kadangi jūs visiškai negerbėte Lietuvos Respublikos ir savo pasisakymę tai pabrėžėte. Aš visgi atsakau. Jeigu jūs norite kažką apkaltinti, kaltinkite mane, nes merė yra savivaldybės administratorė, o šitie sprendimai jau yra Lietuvos ir nacionaliniai. Tai jeigu jūs norite kaltinti kažką, nekaltinkit kariuomenės, nekaltinkit merės, kaltinkit mane, jeigu jums reikia kažkokios tai aukos. Ačiū.